Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos direktorių pulkininką Saulių Guzevičių. Labą dieną, ponios ir ponai. Mes parengėm pranešimą apie situaciją informacinėje erdvėje pas mus Lietuvoje, taip pat žiūrint per prizmę į karo veiksmus vykstančius Ukrainoje. Pradėdamas iš karto norėčiau atsakyti vieną klausimą, kurio mūsų labai dažnai klausia, kai mes darom prezentacijas įvairiose organizacijose. Kodėl to užsiema kariuomenė? Kodėl kariškiai domisi informacinę erdvę ir taip atidžiai analizuoja, kas vyksta mūsų šalyje ir aplinkui? Iš tiesų, atsakydamas, norėčiau pabrėžti, kad mūšio laukas labai smarkiai transformavosi. Jis kito nuolat. Kažkada kariuomenėse buvo tik tai sausumos pajėgos. Vėliau atsirado jūrų pajėgos, vėliau visai nesenai tik tai tarp pirmojo ir antro pasaulinio karo oro pajėgos, vėliau atsirado specialiosios pajėgos, kurios turi dabar labai didžiulę svarbą. Ir natūralu, kad dar viena dimensija, kuri aktyviai įsijungia į mūšio lauką, yra informacinė erdvė. Jeigu anksčiau pradėti kokį nors konfliktą, provokaciją, reikdavo atlikti realius veiksmus ir paskui taip skleisti per žiniasklaidos priemonės įvairias gandais. Kaip pavyzdį galima paimti antro pasaulinio karo pradžią, kaip nacistinė Vokietija atveža savo 20 kriminalinių nusikaltėlių prie sienos su Lenkija, perengia juos pasieniečių uniformomis ir ten sušaudo ir tada tuo pretekstu apkaltinę Lenkiją užpuolimu pasienio posto pradeda karą. Tai šiai dienai prieš Krymo okupaciją užteko tiesiog pasakyti per visas kontroliuojamas mūsų rytinio kaimyno žiniasklaidos priemonės, kad Ukrainoje ir Kryme yra mušami, skriaudžiami ir žudomi rusakalbiai gyventojai. Ir Dūma nubalsavo 99% apie karinę invaziją. Tiesą pasakius, balsavimas įvyko jau po to, kaip Krymas buvo prarastas. Iš tiesų, greičiai dabartinio karo naudojant informacinės priemonės žiniasklaida, kontroliuojama žiniasklaida arba žiniasklaida, į kurią lengva įsiskverbti, naudojama labai plačiai. Karai nuo to prasideda, karai tęsiasi lydimi informacinių kompanijų ir karai yra jomis užbaigiami. Taigi, nors 600 metų prieš Kristų kiniečių karvedys Sun Tzu jau mini įvairias manipulacijas ir dezinformaciją, tačiau ta svarba šios erdvės išaugo nepaprastai smarkiai ir šiai dienai, kai yra ne tik televizija, bet internetas, mobilieji telefonai, tai atkeliavo iki mūsų labai arti. Dar kartą, kodėl kariuomenė tuo rūpinasi. Iš tiesų, žiūrėdami savo daugiau negu 1000 metų istoriją, mes aiškiai matome, kad 2 kartus mes buvom okupuoti ir abu kartus mes buvom okupuoti ne karinę galę, o būtent taip vadinama soft power, minkštąją galę, įtakojimu ir manipulacijų. Pagal NATO doktriną pagrindinė užduotis strateginės komunikacijos yra apsaugoti savo sprendimo priėmimo procesą. Ir, aišku, esant galimybėj įtakoti priešininko sprendimo priėmimo procesą. Tai, žinodami savo istoriją, mes galime teikti, kad 2 kartus užėmęs mūsų rytinis kaimynas, naudodamas minkštąją galę, labai smarkiai įtakojo ir pažeidė mūsų sprendimo priėmimo procesą. Kitaip tariant, vienu atveju karalius ir didysis kunigaikštis su saujelė kilmingųjų iš Lietuvos ir Lenkijos priėmė sprendimą ir įsakė kariuomeniai nesipriešinti ir įsileisti caro kariuomenės pajėgas kaip draugiškas. Tauta su tuo nesutiko ir po to sekė 3 kruvini sukilimai, tačiau jau buvo vėlu priešintis, tiesiog tokia buvo išreikšta tautos valia, todėl kad jau į karius Lietuvos nebuvo žiūrima kaip į kombatantus, kaip į kilminguosius karininkus, jie buvo šaudomi ir kariami, netgi kunigai, ko nebūtų buvę, jeigu būtų vykęs konvencinis oficialus karas, galiojant visoms konvencijoms. Lygiai taip pat 40 metais, kai buvo priimtas sprendimas jau dabar prezidento
ir dalies vyriausybės, vėl buvo kariuomenė įsakyta nesipriešinti ir priimti sovietų pajėgas kaip draugingas. Kuo tai baigėsi, mes žinom, tauta vėlgi su tuo nesutiko, 41 metų sukilimas ir paskui sekęs ilgas 10 metų karas po karo. Tauta ir kariuomenės likučiai, kurie nebuvo iššaudyti ir išvežti į Sibirą, aktyviai priešinosi ir savo valią parodė, labai tvirtą apsisprendimą. Kitaip tariant, 2 kartus mes buvom nugalėti pažeidus sprendimo priėmimo procesą. Natūralu, kaip tai buvo daroma, tuo metu nebuvo nei interneto, nei televizijos, buvo kitos priemonės tą išnaudoti, manipuliuoti, įtakoti, papirkinėti. Dabar yra kiti ginklai ir kitos priemonės, tačiau norim atkreipti dėmesį, kad jau karo po karo metu mūsų rezistentai, žaliukai, labai gerai suprato ideologijos informacijos svarbą. Ir jūs čia matote dabar atkurtą bunkerį, kuriame yra laikraščiai, dainos, eilėraščiai, kurias jie leido, karikatūros ir mūsų analitikų nuomonė ir kolegų iš NATO, jeigu žaliukai nebūtų turėję visuomenės paramos, jų rezistencija būtų tęsusis 4, maksimum 6 mėnesius ir jie būtų sunaikinti. Bet jie tą paramą užsitikrino, visuomenė jam suteikdavo pastogę, drabužius, maistą ir, kas svarbiausiai, informaciją apie priešo dalinius. Sovietinės kariuomenės, NKVD dalinius, jų judėjimą ir jie sugebėjo 10 metų atsilaikyti. Praktiškai mūsų karių motyvacija yra dabar grindžiama šiais klausimais. Taip pat apie motyvaciją. Kodėl mums tai labai svarbu informacinė erdvė? Todėl, kad iš principo mums reikalinga, jeigu įvyks konfliktas, ginti savo šalį palankioje informacinėje erdvėje, kitaip tariant, turėti visuomenės paramą. Nes kariuomenė, kuri neturi visuomenės paramos, jau yra pasmerkta. Jeigu visuomenės parama yra, jinai gali labai sėkmingai kovoti, priešintis, būti papildyta rezervų ir visokia kita parama ir palaikymu. Todėl mums labai svarbu, kokia informacija yra pateikiama mūsų visuomeniai, kokią informaciją turi galimybę pasiimti ir ar jie turi pakankamai informacijos iš mūsų pozicijos, mūsų valstybinės pozicijos, ar jie turi pakankamai informacijos iš mūsų sąjungininkų pozicijos, juk mes įstojom į NATO ir Europos Sąjungą, įstojo ne tik kariuomenė, įstojo visa valstybė. Ir ar tikrai mūsų visuomenė gauna pakankamai informacijos iš tų šalių, ar tikrai jie gali matyti tų šalių požiūrį, ar yra truputį kitaip. Man atrodo, šiai dienai prieš tai buvo kalbėta, kad situacija netokia, kokia yra iš tikrųjų turėtų būti, kad jinai nėra visiškai palanki ir kad jau mūsų oponentui, kaimynų iš rytų, pavyko įnešti abejonę daliai mūsų visuomenės. Štai yra mūsų rytinio kaimyno nauja nacionalinio saugumo koncepcija pernai metų ir čia mes matom labai aiškiai išskirtas tris tezes. Viena yra kalbama vienoje apie postsovietinę erdvę, dėja mes esam joje. Kitoje yra kalbama apie minkštąją galią, kitaip tariant, propagandą, manipulacijas ir įtakojimą. Ir trečioje yra kalbama apie Rusijos federacijos tėvynainius bendrapiliečius ir aš tikiuosi, jums teko matyti tą įstatymą, tai po to įstatymu papuola ne tik tie žmonės, kurie gimė Sovietų Sąjungoje, ne tik tie žmonės, kurie moka rusų kalbą, tai čia turbūt didžioji dalis mūsų, bet net tie žmonės, kurie turi sąsajų su carinė Rusija. Kitaip tariant, galbūt senos starovėrų šeimos, kurios atvyko labai senai, čia gyvena ir yra didesni patriotai negu kai kurie mūsų tautiečiai, jie irgi papuola po šito įstatymo ir kitaip tariant, jiem net nenorint, jie gali būti vieną kartą išvaduoti. Ar tokie bandymai gali įvykti. Taip pat neraminantys signalai iš Rusijos federacijos karinės vadovybės, kurie jau pernai labai aiškiai kalbėjo apie planus vykdyti specialiasias operacijas užduotis užsienyje ir taip pat apie nekonvencinio karo užduotis. Ir pernai jie atvirai ir garsiai tai pasakė, įvardino viešose prezentacijose. Šiemet jie tai padarė Kryme, kur buvo plataus masto specialioji operacija, ir rytų Ukrainoje, kur vyksta nekonvencinis karas, tiesą pasakius, kaip iš NATO doktrinų vadovėlių yra vykdomas. Matosi, kad jų kariuomenė transformuojasi, tikrai
greitai tobulėja ir net keičia savo kariavimo mentalitetą. Kryme mes nepamatėme nei didžiulių tankų kolonų, nei artilerijos, nei aviacijos, ką mes matėm Gruzijoje ir Čečėnijoje. Mes matėm žaibišką specialią operaciją ir Krymas buvo prarastas per 16-18 valandų. Kitaip tariant, visuomenė Krymo, kuri ten buvo, kariškiai, kurie buvo, kadangi jie nebuvo ideologiškai pasiruošę, jie neturėjo aiškios tapatybės, kas jie tokie yra, jie nežinojo savo šaknų, jie buvo pastoviai penimi rytinio kaimyno informacija arba dezinformacija, teisingai pasakius, jie buvo visiškai nepasirengę žaibiškai intervencijai. Ko negalima pasakyti apie tuos, kurie ją atliko. Jie tikrai žinojo, kas jie tokie, jie žinojo, ką jie daro, jie didžioji dalis netgi tuo visiškai tikėjo, nes jie gyveno toje erdvėje ir buvo tam puikiai paruošti jųgi pačių televizijos kanalų. Taigi šiai dienai mes aiškiai matom, tiek mūsų organizacija, tiek mūsų kolegos, kitų spectarnybų atstovai, kurie yra padarę viešus pranešimus, kad nors konvencinės intervencijos tikimybė išlieka maža, nes rytinis kaimynas net Ukrainos, kuri nėra įstojus nei į NATO, nei į Europos Sąjungą, nebuvo užpulta konvenciniu būdu. Tai buvo atlikta specialioji operacija ir nekonvencinio karo metodai. Tačiau nekonvencinių provokacijų separatistinių tikimybė dėja išlieka auganti ir ką mes matome šiai dienai žiniasklaidoje, dėja dalis tų dalykų atliekama mūsų pačių piliečių, kaip tokių organizacijų, kurios paskelbė internete apie referendumo poreikį, kad Klaipėdos kraštas turėtų matyti, kad priklausyti Kaliningrado sričiai, apie tokius mūsų piliečius, kurie kalba, kad rusakalbių teisės yra smarkiai pažeidinėjamos atvirai viešai ir kalba apie pilietinį karą galimybės. Tai yra tiesioginės provokacijos, tai yra tiesiog piliečių kurstimas. Tai tikrai kelia nerimą ir mes suprantam, kad jeigu mūsų visuomenė nebus pasirengus palaikyti savo kariuomenės ir paremti ne tik finansiškai apie biudžetą, bet ir moraliai, jeigu jie neturės aiškaus susitapatinimo savo, jeigu jie neturės iš kur paimti tą informaciją pakankamai, kuri turėtų dominuoti lietuviškas naratyvas, lietuviška istorija, lietuviškas pasakojimas, jis turėtų dominuoti mūsų erdvėje. Tai yra, mes turėtume labai gerai žinoti savo šalies cirkulium vitae ir tada galbūt mums nereiktų kurti įvairių įvaizdžių. Cirkulium vitae kalbėtų už save, kas mes tokie ir tiesiog reiktų tą transliuoti. Dar kartą apie propagandą ir apie tai, ir apie įtakos darom. Natūralu, kad įtaką nori daryti visos vyriausybės, visos valstybės ir tai yra svarbu. Svarbu, kad ta įtaka būtų daroma pateikiant faktus, edukuojant visuomenę, o ne jos iškraipant ir manipuliuojant. Taigi faktų pateikimas nuo to, kas šiai dienai vyksta mūsų rytinio kaimyno žiniasklaidos priemonėse, labai skiriasi. Ir iš principo ten vyksta sąmoningas, nuolatinis klaidinimas. Nieko bendro su žodžio laisvė tai neturi ir mūsų konstitucijoje yra kalbama apie tai, kad dezinformacija, propaganda, manipulacijos yra draudžiamos, nes jos klaidina dalį visuomenės, kurie tiesiog neturi laiko atsirinkti, neturi laiko įjungti kritinio mąstymo, jie būna pavargę darbe, jie turi pareigą šeimai, vaikams ir jie tiesiog gauna tą informaciją. Jeigu mes dirbam su psichologais tiek NATO valstybių, tiek mūsų pačių ir ką jie sako, kad jeigu pas jūs įjungtas televizorius ir ten rodomos rusiškos žinios ir jūs net galvojat, kad jūs jo nežiūrit, jūs kalbate telefonu su draugu, jūs gaminatės vakarienę, jūs žaidžiate su vaikais, iš tiesų jūsų pasąmonė viską fiksuoja, ypač jeigu tai yra pasakoma labai įtaigiai ir pakartojama keletą kartų kitais žodžiais. Ir vėliau kažkokiam ginče, disputė jūsų pasąmonė tiesiog ištraukia štai šitos argumentus ir žmogus, kuris nemoka kritiškai mąstytis, kartais dažnai net nesupranta, iš kur jis tuos argumentus paėmė. Jis tiesiog juos girdėjo labai daug kartų ir jis pats save tiesiog įtraukė į tokią pasalą diskusiją kartais su draugais iki įvairių pykščių. Dar norėčiau pasakyti dėl propagandos krypčių, kad tai nėra chaotiškas vyksmas, tai yra labai gerai sukoordinuotas, sukoncentruotas mūsų įvairių taikinių apšaudimas
informaciniai erdvėjai ir čia jūs matot lentelę pernai metų, kurie taikiniai buvo labiausiai puolami 13 metais įvairiomis priemonėmis, įvairiais įrankiais. Tai yra televizijoje, tai yra internete, tai yra įvairiomis knygomis, renginiuose. Tai karo istorija buvo pirmoji vietoje. Aplamai mūsų valstybės istorija buvo pirmoji vietoj, antroji vietoj buvo narystė NATO, reiškia, jinai labai netinka mūsų kaimynams dėja rytuose, trečioji vietoj žinoma buvo mūsų pirmininkavimas Europos Sąjungoje ir ketvirtoji vietoj, kas mus džiugina, reiškia, mes išliekam svarbus, yra Lietuvos kariuomenė. Čia tie 10 taikinių, kurie yra aiškiai identifikuoti. Sportas ir kultūra, mūsų santykiai su strateginiais partneriais NATO Lenkais taip pat. Tai visiškai nėra slepiama, tai yra pasakoma atvirai. Kaip ir praeitais metais rytinių kaimynų karinė vadovybė labai atvirai pasakė, ką jie darys, kokias operacijas jie naudos, kaip jie transformavo savo kariuomenę, jie tiesiog tai padarė po metų. Tai lygiai tas pats yra kalbama ir apie mūsų santykius su Lenkija, su kuria mes esam laimėję daugybę mūšių. Taip, mes turėjom ir tamsių puslapių, bet didžioji dauguma mūsų karinio bendradarbiavimo ekonominio buvo nepaprastai sėkminga mūsų istorijoje. Ir tai, žinoma, irgi mūsų kaimynų šitų trukdo. Kare istorijoje mūsų ir karo istorijoje atakuojama 4 periodai, tai yra viduramžiai, Lietuvos okupacija, 40-ais teigiama, kad mes patys su džiaugsmu įstojome į Sovietų Sąjungą, karas po karo, žinoma, ir 91 metai, kaip savi šaudė į savus. Čia įdomus momentas yra, kad tie, kas atsimena tos įvykius, žino, kad buvo ne tik nušauti žmonės, bet buvo ir pervažiuoti tankais. Tai vienas klausimas, čia mes su kolegom pasišnekam, įdomu, kaip mums pavyko įsiropšti į sovietų tankus. Ir dar maža to, kad šaudyti ir dar ir važiuoti ant žmonių. Deja, nors 3, 2, 3 ir 4 periodų yra pakankamas tikrai labai geras ir dažnas atsakas, tai viduramžiai yra pas mus turbūt mažiausiai apsaugoti, dėja, nes mes mūsų istorikus turim labai aiškias grupės su labai skirtingom nuomonėm. Ir tiesą pasakius, pas mus nėra vieningo susitarimo požiūrį į viduramžius. Dažnai pasigirsta net nuomonės, kad štai mums reiktų jų galbūt visai atsisakyti. Ir jos skamba labai keistai, nes kaip tu gali atsisakyti savo paties cirkulium vitae? Kaip tu gali pasakyti, kad tas berniūkštis mokykloje, kuris bėgdavo iš pamokų ir kriesdavo visokius šposus, tai buvau ne aš. Tai buvo kažkas kitas. Tai yra tiesiog dalis mūsų istorijos ir labai svarbi. Tačiau paanalizavę, kodėlgi tiek dėmesio yra skiriama mūsų istorijai, mes pamatėm 2 priežastis. Viena, tai kadangi per Lietuvos karalystės naratyvą, per Lietuvos didžiosios kunigaikštystės naratyvą Baltarusija buvo bandoma pozicionuoti su vakarais, kadangi jie labai ilgai priklausė Lietuvos valstybei, tai taip pat buvo ir po Romos popiežium savotiškai, dalis iš jų būdami katalikais, tai yra vakarų dalis. Ir su to labai kovojo režimas atėjęs. Bet paskui jie nustojo kovoti. Jie tiesiog peržaidė situaciją. Jie pasakė savo visuomeniai tvarkoje, norit LDK, jūs gausit LDK, bet tai bus jau ne Lietuvos valstybė, ne lietuvių valstybė buvusi, tai bus dar viena Rusijos kunigaikštystė, tokia kaip buvo Maskvos didžioji kunigaikštystė, bus tokia dabar ir LDK. Ir ten yra daugybė informacijos apie tai, pas mūsų abiejus kaimynus iš rytų, apie tai, kad Lietuva, LDK buvo ne kas kita, kaip tiesiog Baltarusijos valstybė, senųjų rusų, mūsų valdovai buvo rusėnai, pravoslavai, ir tai jau įtraukta į mokyklinius vadovėlius. Antra priežastis yra ne tik kovoti su tuo provokarietišku naratyvu, bet yra labai svarbi ir gynybinė, nes pernai 2013 metais per pratybą Zapad aktyviąją fazę žinomas politikas pasisakė labai aštriai televizijos laidoje ir tai buvo perspausdinta portaluose, kad nei Klaipėda, nei Vilnius nepriklauso iš tiesų Lietuvai, kad Klaipėda turėtų priklausyti Kaliningradui, o Vilnius turėtų priklausyti ne kaip kai kurie
oponentais kalbėdavo apie Lenkijos klausimą, turėtų priklausyti Baltarusijai, todėl kad tai senoji Baltarusijos sostinė. Ir žiūrint per karinę prizmę, tai yra ne kas kita kaip military deterrence, tai yra karinis gąsdinimas, kai aiškiai yra pasakoma, štai galima padaryti čia pas jūs Pietų Osetiją ir Abchaziją. Ir moralinis legitimumas tarsi tam yra, reiškia, intervencijos atveju tom pajėgom, kurios čia įsiveržtų, būtų pasakyta, kad jūs nesate okupantai, jūs tiesiog vykdote rekonkistą, tai jūs keliaujate atsimti savo sostinės. Čia kaip tai yra matoma rytuose mūsų teritorijos. Čia tiesiog keletas pavyzdžių iš mums tikrai kelianti nerimą besirodantį Baltarusijos tinklalapiuose vis dažnėjantį klausimą apie Vilnių. Tai yra Vilnius yra ten traktuojamas jau vienareikšmiai ir ten net yra juokaujama, kad štai Vilnius buvo tik Baltarusijos opozicijos sostinė, bet ateityje matytinai taps ir Baltarusijos pozicijos taip pat sostinė irgi. Dar šiek tiek iš Rusijos karinės doktrinos, kur yra labai aiškiai pasakoma, kaip jie naudotų informacinės priemonės ir savo propagandą, dezinformaciją, tai būtų naudojama kaip artilerijos parengimas prieš pėstininkų ataką. Jeigu artilerijos parengimas sėkmingas, jis parklupdė priešininką, jis palaužė jo valią kovoti, tai pėstininkams bus lengva keliauti tolin. Jeigu artilerijos parengimas, šiuo atveju informacinis, nesėkmingas, tai bus labai sudėtinga pulti priešininką įsitvirtinusi. Ir klausimas, ar iš vis verta jį pulti. Todėl mūsų kaip kariškių tikslas, užduotis, kad mūsų informacinė erdvė būtų labai gerai apsaugota ir mūsų piliečiai gautų mūsų informaciją, tą lietuvišką pasakojimą, tą vakarietišką pasakojimą ir kad jis dominuotų mūsų informacinėje erdvėje ir taip galima laimėti mūšį dar kol jis neprasidėjo. Apsaugus savo informacinę erdvę, turint ryžtingą kariuomenę, turint visuomenę ją palaikančią, turint suvokimą, turint šaknis ir suvokimą, kodėl mes savo šalį turim ginti, nes mūsų protėviai taip visada darė, kartais nesėkmingai, bet dažniausiai sėkmingai. Ir du atvejai okupacijos rodo, kad jeigu pavyktų apsaugoti mūsų sprendimo priėmimo procesą, kuris labai smarkiai priklauso nuo viešosios nuomonės, nuo viešosios erdvės ir nuo televizijų, tai būtų jau labai didelis rimtas rezultatas. Ir užbaigdamas, eidamas pabaigą, noriu pasakyti, kad daug yra įvairių ginklų, kuriais veikia mūsų rytų kaimynai, bet pagrindinis kalibras yra televizija. Pagal turimus duomenis, 97% mūsų elektorato kiekvieną dieną žiūri televiziją, nežiūrinti tai, kad mes labai kompiuterizuota šalis. Ir čia geriausiu atveju 14% žiūri rusiškas televizijas, tuo pačiu ir žinias. Kiekvieną dieną. Ir tai yra kiek daugiau negu 400 000. Ir čia jūs matot skaičius kairiai, kiek užtenka balsų, kad išrinkti partiją, kuri turės daugiausiai vietos Seime. Tai čia tiesiog tokias paralelės, čia yra mūsų privačių komunikatorių mintis, mes tiesiog pasinaudojame jų informaciją ir jų pamastymais. Mūsų dažnai klausia, kągi reiktų daryti. Mes galim atsakyti, kad reiktų išsiauginti imunitetą, kritinį mąstymą, sugebėjimą atpažinti ir įvertinti, atsirinkti informaciją, bet tam reikia papildomos informacijos vėlgi. Čia ratas eina ciklu. Jeigu dominuos ne mūsų informacija, dominuos mums priešiškų valstybių informacija, žmonės gali būti kaip minimum suklaidinti. Kaip minimum jiem gali būti įnešta abejonė. O iš principo informacinių operacijų tikslas ir yra įnešti abejonę. Todėl jei mes neleisime to, tai mes būsime daug saugesni ir mūsų priešininkai pagalvos labai gerai, ar tikrai mus verta pulti. Nes dažniausiai agresorius renkasi silpnai. Taip jau yra sutvarkyta ir karo istorija, kurią mes studijuojam koledžiuose, labai akivaizdžiai tai rodo. Labai retai puolamas stiprus, labai retai nepaprastai puolamas pasiruošęs, o jeigu jis puolamas, tai pasiekmės nebūna tokios, kaip norėtų agresorius. Tai užbaigiant, aš tik norėčiau pasakyti, kad situacija iš tiesų
gerokai pasikeitė šalyje ir daugiau jau negu 50% gyventojų, negu buvo atvirkščiai, aiškiai mato ir supranta, kad prieš mus vykdomas informacinės, klaidinimo, propagandinės atakos. Taigi mes stiprėjame. Ačiū. Ačiū labai pulkininkui Sauliui Guzevičiui.